Ir minam! Nu ką, hebridė, labas. Antradienis šiandien, ar trečiadienis jau pats nebesuprantu. Antradienis, matau. Pasikrovau reduktorių ir lėkiu išsikrauti Rostoką. Žiūrėsim, kaip šiandien nuvažiuosim. Pilnas valandas turiu, tai turėčiau šiandien naktį ten nuvažiuoti. Tu atiduodu popierius ir... Ciao! Tai va, šaika, bus labai trumps video šits ir ketvirtadienį važiuoju namo, man reikia servisą, fūrą palikti, priekabą kažkas pakraus. Vienu žodžiu, gaudės labai ilgs laiko tarps, nes trečiadienį čia yra išeiginė. Antradienį yra pas mus išeiginė, trečiadienį yra čia išeiginė. Karočią, gaunas tokia valachyta, kad belenkas. Tai nežinau, kaip čia bus. Bet man reikia pabūt namie, kaip sakant, ir yra kaip yra, ne? Irgi negaliu pastoviai dirbti. Tai va, tokie reikaliukai. Ką, kaip tik va, 4 valandas 20 minučių pavairuosim ir stosim, nes bus prasidės draudimai nuo 4 valandos vakar, tai mes stosim biškį anksčiau, jokio skirtumo. Ir ką, sulaukiu 19 valandos draudimo nuėmimo ir viskas per tapkį ir iki vietos, jau kiek bus, tiek bus. Ir viso. Ir rytoj per pietus greičiausiai išsikraut. Kas šiandien, antradienis ar trečiadienis, man pasakykit? Aišku, kad trečiadienis. Koks idiotas. Antradienis jau, gerai, antradienį. O, tadėlį. Tai šiandien yra trečiadienis, tai ir tuoj per pietus išsikraunu ir viso, į servisą ir namolio, jeigu nieko nepakeis dar, labai tikiuosi. Nu, kadangi neturiu ko filmuoti, tai pasibėtnelinsiu, čia. Hebra, va, vairuotojai, tie, pas kurios stovau, ribotuvai, jeigu yra lenkt draudžiama, nu jūs nelenkit, važiuokit iš galo ir viskas. Ateis tas laiks, kai pasivysit kažką, kas važiuoja 80 ir galėsit lenkt. Ir nesimaišykit kitiem, nes aš važiuoju, RV Transport, nu aišku, čia RV Transporte mažai lietuvių dirba, ne? Taip, jūs teisus. Ir ne tik RV Transport. Lenk, apsilenk ir paskui ką čia lenkt draudžiama ir velkies. Ir važiuoju, ką čia 7-8. Nu, ką čia atsiminkit, tie, kurie taip važiuojat ir pasakykit savo draugam, ką čia. Kad aš kiaušinių nusipirkau, ką čia, vietą pasiruošiau, nes pradėsiu mėtyti iš kiaušinių, nes kito varianto nėra, ką čia. Ane? Dėl debeliukų, kad jie varo antrą juostą, nors lenkt negalima, kišas, o priekį yra kelio darbai. Mes irgi pro tokius pat kamžius važiuojam. O, prašom. Ir viskas per tuos debeliukus, kad jie lenkt. Ir šiandien buvo bairis, sakau, ne vieną kartą. Ir RV Transports, kad čia pralėkė ir aš paskui jį 3 juostos, aš jį apsilenkiau. Neužilgo, o visus stabdė. Tai va, važiuokit. Visus tų, viskas yra ok, bet yra va debilų, kad jie važiuoja antrą juostą ir galvoja, kad kažkur nulieks. Ir visi ekonomistai tokie, va dar dėlininks išlinda. Kur jūs nulieksit? Nu kur jūs gaidžiukai nulieksit? Nieks neužleis, pasiliksit stovėti antrą juostą. Nu ką, hebrencija. Viskas. Lauksim dabar 7 ir varysim toliau, kaip sakant, ne? Atsilenkiam sėdynę, įsitaisom patogiai, spaudžiam mygtuką, įsijungt telekiuks ir ilsimės.
Palauk. Video sumontuoti reikia. Blemba. Palauksit, ne? Dar porą dienų video palauksit, ne? Neišeis taip su jumis. O gal? Eis kaip nors susitarti? Nelauksite, ne? Nu, gerai. Gerai. Va, pasiėmiau kompą. Geriau dabar, ne? Gerai. Nu ką, hebrytė? Video sumontuotas, tvarkos. Turim laiko telikui pažiūrėti ir liko pusę valandos ir mes važiuojam link Rostoko. Iki Rostoko yra 3 valandos 15 minučių. Tai va, labai gerai. Palaukit teliką patildysiu, nes aš labai šaukiu. Tai va, nuvarau Rostoką ir viskas, darbai bus baigti. Ką aš noriu pasakyti? Padarysiu kitą video atvirkščiai, atskirai padarysiu video. Plačiau gal biškiai apie savo planus, kaip kas kur kame. Tai iš šitą video nebesiplėsiu. Ir tikiuosi, kad jums nebus per ilgas 37 minučių video. Nu jau busit peržiūrėję, kas busit peržiūrėję. Kai šitą žiūrėsit, tai prašau pakomentuokit. Jeigu ten nepakomentavot, tai tada čia pakomentuokit. Gerai, iki greito. Bingarais. Jums nelabai mato šį hebra, va. Uždarė parkingą man. Važiuojam tai. Tai va, uždarė parkingiuką. Ne parkingiuką, o išvažiavimą. Ir minam! Minam. Ir eisim gult. Nu, ne vieną kartą jau esat matę, kai taip daro, ne? Liko 10 kilometrų ir bus pauzė. Žinokit, hebra, esu žiauriai nusikalęs. Tik nežinau dėl ko, nes karočią pavargęs. O išsimegau tikrai gerai. Nu ką, yra kaip yra. Tai baigsim darbą po 10 biškį. Turėtų būti viskas ok. Ir tikiuosi, kad rytoj normaliai mane iškraus. Tai va. O taip. O čia parvažiuoju su policijos palyda. Rimti, žiūrėkit, padėsiu čia kamerą, kad matytumėt. Turėtumėm prasilenkt mes su jais, nes man užsideg žalę ir jiem turėtų užsideg žalę. Policija po priekiu, iš galo. Čia, va, viskas, važiuojam. Dvi policijos mašinos čia per miestą. Pilotai ir taip toliau. Rimti reikaliukai. Nu ką? My name is. Tai va, atvažiavom į vietą. Ir susirinksiu lemputės. Ai tiesa, reikia pasiimti pirštinikės. Ir net valgyt nesidarysiu, karočią, nes eisiu gult, kol video kelias. Nu ką, atsisaktysim visus sakčiukus, nusimsim lempukus, susistumsim lenteles. Taip va. Ir viskas. Viso šaika. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Ir iki sekančių video. Vėl turėsiu ilgas išeiginės, tai pamėginsiu dar vieną tokį vidasiuką įmest. Bet ten bus anglų kalba. Ir pamėginsiu gal išversti vėliau, turėdamas laiko, bet nieko nebespėju, žinokit, jeigu atvirai. Tai dar kartelį ačiū ir iki.